ačiū visiems. Ačiū tiems, kurie susirinko, arba tiems, kurie prisidės ir vėliau. Tai malonu susipažinti, mano vardas yra Kamilė Burokaitė ir aš esu Hermitage Solutions prieš pardavimų laikotarpio inžinierė ir taip pat būsiu šiandien jūsų moderatorė. Šiandien mūsų tema yra IT saugumo mokymai ir kaip jie koreliuoja su TIS2 direktyva, ar jie yra reikalavimas, kuris gali atsipirkti po to verslui. Ir tam, kad šitą temą mes optimaliai apšnekėtume, į studiją pasikvietėme keletą svečių. Tai pirma bus Aistė Kumponaitė, Talentator CEO ir taip pat Justinas Valentukevičius, kibernetinio saugumo ekspertų asociacijos vadovas. Tai ačiū Aistė, ačiū Justinai, kad atvykote šiandien ir gal galėtumėte trumpai prisistatyti, kas jūs esate ir kaip jūs siejate su šia tema. Ačiū, Kamilė. Sveiki visi, kas klausotės podcastam. Tai aš esu Aistė, Talentator vadovė, Talentator elektroninių mokymų kūrimo organizacija. Tai mes jau daugiau negu 10 metų Lietuvoje, Baltijos šalyse sprendžiam klientų skaitmeninio ugdymo klausimus. Ir įvairiausiais sprendimais, tai nuo ugdymo valdymo sistemų iki interaktyvių įvairiausių formatų mokymų. Tai bet kibernetinis saugumas yra viena iš temų, viena iš mokymo sričių, kur iš tikrųjų tas patirties tikrai turime. Ir tada bus labai įdomu pasišnekėti šiandien. Taip. Justinai? Labai malonu, ačiū Kamilė. Tai aš esu Justinas Valentukevičius. Esu kibernetinio saugumo ekspertų asociacijos vadovas, bei taip pat tuo pačiu esu ir vienos kibernetinio saugumo bendrovės tarptautinės Trend Micro atstovas Baltijos šalyse. Su mokymais, mane sieja gana nemažai, ypatingai dabar veikloje asociacijos, kadangi mūsų asociacijos vienas iš pagrindinių tikslų yra didinti valstybės atsparumą kibernetinėms atakoms per kompetencijų ugdymą. Tai mes turime savo akademiją ir taip pat darome įvairius kibernetinio saugumo mokymus. Tai taip pat laukiu šios diskusijos ir tikiuosi bus klausytojams naudinga ir įdomu. Tai dar kartą ačiū. Dabar, kad esame visi susipažinę, tai galėsime ir pradėti šią diskusiją. Manau, visą laiką yra svarbu pradėti nuo fono ir svarbios informacijos, kodėl šita tema visgi yra aktuali. Tai realiai, jeigu jūs tai tikrai sukatės kibernetinio saugumo srityje, bet jeigu ir klausytojai mūsų sukasi tenais, tai jie žino, kad bendros statistikos rodo, jog kibernetinių incidentų kiekiai kasmet auga, tos atakos intensyvėja ir vystosi, atsiranda nauji atakų vektoriai. Ir, pavyzdžiui, jeigu paimsime bendras statistikas, pavyzdžiui, vienas iš tyrimų, kurį aš žiūrėjau, tai yra 25 metų duomenų pažeidimo tyrimo ataskaita iš Verizon. Tai matysime, kad žmogaus rolė duomenų nutekėjime ir kibernetiniuose incidentuose visą laiką yra didelė. Pagal tą tyrimą realiai rodoma, kad apie 60% atvejų žmogus yra kažkaip įsivėlęs į tuos kibernetinius incidentus, bet jeigu paimsime kitus tyrimus, mes pamatysime, kad tas skaičius išauga ir net iki 95%. Tai matome, kad žmogus tikrai yra aktyviai į tai įsitraukęs ir tai pagrindinės priežastis gali būti ir silpni slaptažodžiai, ir tai, kad phishingo atakoms nėra atsparus. Justinai, tu ilgą laiką sukiesi šitoj srity. Ar tave šitos statistikos stebina? Kokia tavo nuomonė apie tai? Ar tai įprasta jau pasidarė kibernetinio saugumo srity ar ne? Ne, nestebina ir tai gana natūralūs skaičiai ir mes tą matom iš metų į metus ir tendencijos nesikeičia. Kažkiek neramina tas faktorius, kad visgi žmogiškoji dalis, žmogiškoji klaidų dalis vis dar yra gana ženkliai didelė. Tai susijęs su, jeigu taip žiūrėti ilgesnį laikotarpį, tai su skaitmenizacija, su tai, kad daugelio organizacijų ir įmonių turtas, procesai, dažnai visa veikla yra skaitmenizuota, tai natūraliai mes turime daugiau kibernetinių atakų nukreiptų į technologijas ir
turime taip pat žmonės vis dar, kurie operuoja ir dirba su tom technologijom. Dėl tos priežasties mes, kalbant apie kibernetinį saugumą ir gynybą kaip po tokį, mes tada turėsim dvi linijas. Vieną technologinę, kitą žmogišką gynybos liniją. Ir tiesą sakant, branda technologinė yra, aš manau, šiek tiek geresnė situacija šiai dienai, nes organizacijos siek investuoja ir jie, jau eilę metų naudoja vis tiek antivirusinės programas, ugnesinės, tinklo, naudoja taip pat ir slaptažodžius, kai kurios sudėtingesnius ar kelių faktorių identifikacijas, tačiau žmogiškoji pusė ne visada yra taip atliepiama. Tai aš manau, kad kol žmogus bus technologijų operatorius, tol mes turėsime tą žmogišką gynybos liniją kaip vieną iš... Bet, pavyzdžiui, tu minėjai, kad yra slaptažodžių saugyklas galbūt naudoja, kai žmonės kaip ir žino, kad reikia ir tuos stipresnius slaptažodžius naudoti irgi, bet tos temos tokios socialinė inžinerija, slaptažodžių higiena, jos atrodo, ne kartą buvo girdėtas ir tikrai dažnai mes matome kažkokius skelbimus, įrašus ir informacinius pranešimus, kad turėkite omeny, atnaujinkite slaptažodžius panašiai, bet jos vis tiek išlieka aktualios. Tai kodėl? Nes kaip ir pats sakai, kad lygtais įmonės investuoja, bet žmogiškoji linija vis tiek silpnybę turi. Taip, nes su technologijom kartais yra šiek tiek lengviau dirbti negu su žmonėmis. Po teisybei, o šiaip socialinė inžinierija kaip po sritis, tai jinai, aišku, yra sena kaip istorija ir mes visais laikais turėjom šį, vadinkim, meną ar šią nusikalstamos veiklos rūšį, nes žmonių psichologija buvo manipuliuojama visais laikais, tai būtų Trojos arklys, graikų mitologijai, ar tai būtų įvairūs skemai turguose ir panašus dalykai, tai, principai yra tie patys, tai yra išnaudojama žmonių psichologija, o mes žmonės, esam tokios jau būtybės, kurios ne visada taip lengva pastatyti už ugnesinės ir liepti elgtis taip ir tik tai taip. Tai aš manau, tai yra pagrindinė priežastis. Kadangi jau pradėjome kalbėti apie socialinę inžineriją, tai aš tuo pačiu norėčiau ir mūsų klausytojų paklausti, ar jūs galėtumėt įvardinti, kokios socialinės inžinerijos atakų labiausiai bijote, tai jeigu galite, atsakykite į šitą klausimą ir tada mes pasidalinsime su jumis rezultatais bei juos pakomentuosime. O kol sulauksime visų atsakymų, tai dar apie socialinę inžineriją, Justinai, tada ką tu įvardintum kaip tokius akcentus, ką mūsų auditorijai reikėtų įsiminti? Būtent gal turi kažkokių patarimų, kaip ugdyti tą atsparumą tokioms atakoms, arba kaip jų visgi išvengti ir jas atpažinti? Taip, galim pažvelgti į galbūt naujausias tendencijas, kas vyksta. Minėjai, phishingas yra nurodoma kaip viena iš turbūt populiariausių technikų socialinės inžinerijos kibernetinėse atakose, tai turiu patvirtinti, kad tai ir liks turbūt taip. Tik tai vienas skirtumas, šiandien mes turime dirbtinio intelekto įrankius, kurie padaro tai šiek tiek, perkelia į kitą lygį. Taip. Tai mes turime technologijas, piktavalių naudojamas technologijas keliamas į kitą lygį, tačiau ar mes perkeliame žmonės, kurie turėtų apsaugoti kitą lygį. Taip. Tai čia žiūrėti apie irgi mokymų svarbą, o apie pačias atakas. Tai jo, mes Lietuvoje turėjom vieną labai gerą natūralią apsisaugojimo priemonę lietuvių kalbą. Tai dažnai tai mus apsaugodavo nuo tų masinių phishingo kampanijų pasaulinių, nes, jiem būdavo, net jeigu ir bandydavo versti automatiškai, būdavo gana sunku tą lokalizuoti ir mes to gaudom šiek tiek mažiau. Kas įvyko šiuo metu su dirbtinio intelekto įrankiais, mes tikrai matome phishingo laiškus, kurie yra praktiškai tobuli. Ir kas yra darę phishingo simulacijas įmonėse, žino vieną paprastą faktą, kad tas procentas žmonių, kurie bus prigauti, priklauso grinai nuo sudėtingumo pačios phishingo kompanijos. Jeigu mes ją labai personalizuosim ir labai
padarysime sudėtingą, tai tikėtina tas procentas išauks. Jeigu mes padarysime labai jau primityvę tą ataką iš kažkokių tai šablonų, tai tikėtina, kad daugelis žmonių nepasigaus ant to. Tai va, tai dirbtinis intelektas padaro tai kur kas labiau personalizuota, kur kas labiau sofistikuota ir sunkiau atpažįstama. Ir kita priežastis yra turbūt, kad labai didelis kiekis yra elektroninės informacijos, elektroninių laiškų ir darbuotojams net ir pakankamai sąmoningiam yra sunku kartais per skubėjimą nepaspausti kažko. Perdegimas dėl to kiekio. Kitas dalykas, kas yra labai dabar populiarėja, sakyčiau, irgi vėlgi su ta evoliucija dirbtinio intelekto įrankių, tai įvairios impersonifikacijos. Tai impersonifikacijas mes matome ir elektroniniuose laiškuose, kai apsimetama kažkokiu tai, įprastai tai nutaikoma impersonifikuojant vadovus, sukeliant kažkokį tai skubos ir autoriteto prioritetą, ir dažnai būna susijęs su kažkokiam finansiniam operacijom. Tai kitas lygmuo, sakykime, ir kas labai sparčiai populiarėja, tai yra deepfake'ai, tai kai ne tik mes turime mailą, bet mes galime turėti ir video skambutį. Ir, tokiu būdu tas, kaip sakai, atsparumas ar tas verifikavimas žmogaus, kuris gal yra, sudėtingesnis. Yra atvejų, kai pavyksta įmonėm apsisaugoti, bet, pagrindinis dalykas, psichologinis momentas yra, jeigu tai yra, yra skuba, yra kažkas neįprasto nuo rutinos, sustokite ir pagalvokite 3 sekundės prieš kažką daryti. Tai kaip tik tu paminėjai ir kad dažnai dabar yra tos impersonifikacijos, tai pasidalinu rezultatais su klausytojais, jums pasakysiu tiesiai dabar. Tai realiai atakų, dėl kurių labiausiai pergyvena, yra verslo pašto kompromitavimas, tai business email compromise, arba tikslinio phishingo, kad realiai tu ir pasakėjai, jog ypač dabar, kai galima taip lengvai susirasti informaciją apie žmonės online, peržiūrėti jų LinkedIn profilius, susirasti, kad ir tokius pokalbius ir turėti video medžiagą, kad kurti deepfake'us. Natūralu, kad ko gero žmonės labiausiai bijo dėl tų atakų, kurios labai rimtai gali kompromituoti verslą, tai pavyzdžiui, buhalterijos skyrių nukreipta arba prieš tuos pačius vadovus. Aista, tada klausimas tau būtų. Matome, kad ir mūsų auditorijai tikrai yra aktuali tema kibernetinio saugumo incidentai, kaip didinti atsparumą jiems, kaip šitoj vietoj tavo verslas ir mokymai, kuriuos organizuoji, kaip jie gali padėti mūsų auditorijai. Tai iš tikrųjų, apie ką mes dabar labai kalbam su klientais taip plačiai, kad pirmas dalykas, ką organizacija turi apsispręsti, kokio tikslo jie siekia. Tai labai daug iš tikrųjų organizacijų, jie nori tik suteikti žinias. Ir tas žinių suteikimas, čia jau ir apie mokymų formatus galim pakalbėti, tai tokia įprasta praktika padaro online mokymus su ekspertu, į tos online mokymus ten neprisijungia darbuotojai, ten turi įrašą, ir tas įrašas nugula kažkur, serveryje, nežinau, kažkokiai tai sistemoje, ir organizacija kaip ir skaito, kad viskas ok yra. Mes apmokėm darbuotojus, turėjome ten prieš metus, prieš 1,5 galbūt ar net tą webinarą ir jau žmonės yra apmokyti. Neapmokyti. Galbūt tie, kurie dalyvavo tuo metu ir gavo žinių kažkiek tai, bet tos žinios, visi žinome, kad tol, kol būni, kaip ir supranti ir žinai, ir paskui tos žinios jau jos taip regresuoja ir pasimiršta. Tai viena iš svarbiausių praktikų yra žinių palaikymas. Ir jeigu organizacija kelia savo tikslą, kad mums ne tik svarbu žinias suteikti, bet mes norime, kad žmonės ir elgtųsi realioje darbo situacijoje, taip kaip, tarkim, kad ir per tą patį webinarą, ar ne, lektorius pasakė, tai turi būti nuolatinis žinių palaikymas. Ir norėjau klausti, Kamilė. Labai galiu rezonuoti su to, ką sakai, nes ir pati prisimenu organizacijų, kur kažkada ten seniai turėjai mokymus ir tada sako, tai jeigu tau reikia atnaujinti žinias, tai tiesiog nueik, susirask tą failiuką, video įrašą, peržiūrėk iš naujo ir viskas. Bet taip, ko gero, tas, jeigu tu nori, kad mokymai efektyvus būtų,
tu tiesą sakai, kad nuolatinis grįžimas atgal prie temos, kad atšviežinti tas žinias yra tikrai svarbus tam, kad išvengti žinių stokos ir negebėjimų pritaikyti jas praktikoje. Ir ypatingai kibernetinio saugumo tema, jinai tikrai tokia yra specifinė, nes, kaip Justinas minėjo, labai keičiasi viskas. Tai reiškia, kad tos žinios, kurias aš turėjau prieš metus, jos jau yra pasenusios. Man jau reikia naujų žinių. Tai labai svarbu, kad organizacija turėtų procesą ne tik kaip pasikartoti jau tas buvusias žinias, nes irgi svarbu yra, bet kaip ir atnaujinti pagal aktualią informaciją. Ta proga dar vienas klausimas mūsų auditorijai. Jeigu jūs esate buvę kažkokiose kibernetinio saugumo mokymuose, kiek jie buvo jums naudingi, bus keli testiniai klausimų variantai ir pasirinkite, kuris jums labiausiai tinkamas. Dar grįžtant, irgi kol klausytojai suves savo atsakymus, dar grįžtant prie kibernetinio saugumo temos, vienas trendinanti tematika yra būtent kibernetinio saugumo kultūros kūrimas organizacijoje. Jeigu domitės šiaip kibernetinio saugumo mokymais ir gamintojais tų mokymų, tai jie visi akcentuoja būtent tą reikiamybę kurti tą kultūrą, bet iš tikrųjų, lengva pasakyti, kurkime kultūrą, švieskime žmonės, bet kaip tai realiai daryti efektyviai be to nuolatinio kartojimo. Pavyzdžiui, gal Aiste irgi gali pasidalinti iš savo patirties, kokia yra sėkmingų mokymų formulė ir kaip be mokymų dar didinti tą kultūros viziją. Iš tikrųjų, ir kibernetinio saugumo, ar bet kuri kita tema, tarkim, darbuotojų sauga sveikata, irgi tokia aktuali tema yra. Tai labai svarbu, kaip organizacija pati vertina svarbumą tos temos. Ir jeigu organizacija tikrai teikia tam prioritetą, tai viskas prasideda nuo vadovų. Kai vadovai komunikuoja su savo komandomis ir kaip jie tą svarbumą pabrėžia. Tai žinoma, mokymai tai yra tik tai viena iš dalių, turi būti ir tinkama infrastruktūra, ar ne? Nes gali būti, kad labai investuojama į žmonės daug žinių, bet jeigu organizacijoje nėra dviejų faktorių autentifikavimo, jeigu nėra ugniasenių ir panašiai, tai tada sudėtinga yra, ar ne? Tai čia turi būti kompleksiškai. Tai infrastruktūra, mokymai ir tas toksai prioriteto nuleidimas kolegom, nes jeigu aš kaip vadovė visą laiką pabrėžiu, kad tai yra svarbu, atkreipkime dėmesį, man tai yra svarbu, ar ne? Tai jau vien tas toksai ambasadorystė ir tos temos jau skatina ir darbuotojus suprasti, kad taip tai yra svarbu. Nes ką mes matome irgi iš klientų, su daug organizacijų kalbamės ir jeigu paliečiam kibernetinio saugumo temą, sako, tai žinok, tai visi viską žino. Ir darbuotojai, jeigu, tarkime, prieš mokymus duodame apklausą, kaip jūs vertinate savo žinias? Tai pakankamai aukštai vertina, tai visi žinom, tai skaito ten Delfi straipsnius ar ne, ten visokie incidentai yra. Bet realybė truputėlį kitokia yra ir dažnai būna, kad darbuotojų savęs vertinimas yra ženkliai aukštesnis negu realybė yra. Tai netgi parodyti čia kaip priemonė, ar ne, kad įsivertinu savo žinias ir paskui tada realų testą atlieku ir pasimatuoti, tai kaip veikia, kaip aš vertinu savo žinias ir kaip realybėje, ar ne, aš suprantu šitas temas. Tas irgi tokia yra gera praktika, tiesiog ir pačiom organizacijom pasitestuoti, koks yra tas žmonių lygis, nežinių. Tai tą progą taip pat ir pasidalinu rezultatais apklausos, tai didžioji dalis klausytojų vertino, kad visgi jų apturėti kibernetiniai mokymai buvo kažkiek naudingi, tada 24% pasakė, kad labai naudingi ir tik mažuma pasakė, kad nenaudingi arba iš viso žalingi, bet šitoj vietoj dar labai norėjau, irgi įsiminė man tavo mintis būtent, kad nuo viršaus turi eiti ir tą infrastruktūrą ir man atrodo šitoj vietoj svarbu akcentuoti, kad mokymai yra vienas iš įrankių, kaip įgalinti darbuotojas, bet jiems reikia kitus įrankius čia irgi suteikti, nes tik žinios nepadės. Pavyzdžiui, su tą pačią slaptažodžių, tarkim, higieną šnekant, įrankiai kaip slaptažodžių saugyklos gali būti naudingi VPN-o implementacija į infrastruktūrą, kad jeigu nuotoliu dirbi, tavo darbuotojai saugiai galėtų dirbti.
Taip, Galiu dar taip, papildyti. žinoma. Čia apie tokią galbūt irgi gerąją praktiką, nes taip kalbam, kad nuo vadovo turi likti kaip ir nusileisti, ar ne, tas toksai svarbumo išsakymas. Bet labai gerai yra praktika ir patys darbuotojai, suprasdami svarbą, jie irgi inicijuoja tam tikras veiklas. Tai kaip pavyzdys, ką mes darome savo organizacijai. Mes turime Teamsuose vieną kanalą, vieną postą, kuriame vis dedame, kokius phishingo laiškus gauname. Ir visa organizacija prisijungia. Kažkas tai gavo, ne tai, kad tokius labai paprastus, bet jau tokius, kur reikėjo, tas 3 sekundės pagalvoti ir, taip suprasti, kad čia tikrai kažkas tai neokei yra. Ir dedam, taginam čia kažkokį kitokį žodį reikėtų, pažymėm visą komandą ir kad visi atkreiptų dėmesį, pasižiūrėkite, čia yra pavyzdys, ar ne? Tai reiškia, kad eigoje ten metų, vis atnaujinam truputėlį, kad kokie yra pavyzdžiai ir visą komandą subūrėme, kad pasižiūrėkite, neužkipkite, šitą. Justinai, gal ir tu turi kažkokių pavyzdžių, kaip tavo organizacijoje, pavyzdžiui, ta kultūra yra ugdoma, kad darbuotojai visgi būtų atsparus Galiu pateikti pavyzdžių įvairių ir iš mažesnių kompanijų ir iš brandžių kompanijų. Jeigu paimti tą brandžią didelę kompaniją, kaip Trend Micro, kurią atstovauju, tai ten yra nemažai vidinių procesų su to susijusių ir procedūrų. Tai yra phishingo simulacijos reguliariai vykdomos ir net ir tame pačiame elektroninio pašto kliente, ten Microsoft Outlook ir kitą mes turime mygtuką Report Phishing. Ir dar turim SOS pagalbą ir 911, kaip ten pavadins. Ką tai reiškia, kad mes skatinam darbuotojus reportuoti. Ir kad tai, dar labiau įtraukti, vėlgi čia kalbant panašiai, kai jūs palėtėte apie kultūros kūrimą, tą praktiką, su asmenimą šiek tiek, tai pas mus nuolatos vyksta ir apdovanojimai darbuotojams už tą pranešimą apie potencialiai žalingą laišką ir dalinami kuponai, ten Amazon voucheriai ir panašiai. Tai ir nuolat skelbiami laimėtojai. Lygiai taip pat, jeigu tu neišlaikei to testo, tada asmeniškai darbuotojai gauna laiškus apie tą faktą, kad dėja tu neįvertinai visko, tokie buvo indikatoriai ir tuo metu darbuotojas privalo praeiti, turi ten terminą, man atrodo, kelių mėnesių, praeiti mokymus. Tie mokymai beje irgi nuolatos atnaujinami ir kaip minėjo, jie privalo būti atnaujinami, nes tiesiog viskas keičiasi. Net jeigu ir darbuotojai nepadarė nieko blogo, jie vis tiek, man atrodo, kartą metuose turi privalomą kursą atlikti. Tai tokia galbūt atrodytų elementari praktika, bet jinai yra kaip foundationas, kaip bazinis dalykas. O apie kultūrą tai irgi aš pritarčiau dėl vadovų įstraukimo, nes vadovai, ar tai būtų vadovas, ar vadovo komanda, tai jie verslo ar organizacijos yra ta vienesiniai pagrindiniai savininkai ir jeigu jie rūpinasi savo turtu, savo įmonę, savo darbuotojais, tai jie ir užduoda tą toną. Atitinkamai, jeigu jie absoliučiai žiūri skeptiškai, kaip, vieni vadovai sako, manęs kibernetinės atakos nepalies, kam aš įdomus, arba mano darbuotojai viską žino ir panašiai, nes elementariai tiesiog, nori skirti galbūt biudžetą lėšas kitom veiklom, orientuojasi į verslo plėtrą ir sakykime, užmerkia akis. Tai tuo metu, labai sunku kažką padaryti darbuotojam. Aiste, šitoj vietoj, kadangi tu ir pati organizuoji, tiksliau, jūs kaip įmonė ruošiate tuos kibernetinio saugumo mokymus, tai kibernetinio saugumo mokymai, kuriuos jūs ir taip pat ir mes, Hermitage Solutions irgi ir Talentator prisideda, yra responsų. Šitoj vietoj gal irgi gali sudėti tada taškus ant į, būtent kaip responsų šitoj vietoj įžengia ir irgi prisideda prie mokymų, atnaujinimo žinių, ugdymo kompetencijų ir panašiai. Aš tinklai šitą klausimą atsakysiu taip truputėlį per tą tokią negatyvę pusę, ar ne? Kas paprastai demotyvuoja darbuotojus ir kas būna nesėkmingi mokymai ir tada pereisiu į responsų, ar ne, pusę. Tai tikriausiai tos blogosios praktikos, kaip ir minėjau,
nieko blogo neturiu prieš webinarus, bet jeigu darbuotojas gali įsijungti valandos webinarą ir nueiti kavos darytis, kalbėti su kolegom ir panašiai, nežinosime, jis ten girdėjo tas žinias ar ne. Tai aš visą laiką esu į tokį įtraukų mokymo formatą, kuriame besimokantysis galėtų aktyviai dalyvauti. Tai va, tarkime, mūsų kartu sukurtas produktas Responsu, jis va toks ir yra, kad yra aiškiai susisteminta informacija ir besimokantysis nuolatos turi atlikti tam tikrus veiksmus. Tai jisai susipažįsta su informacija, atlieka interaktyvią užduotį ir tuomet žinių patikrinimo testas, kur aš jau galiu tada įsivertinti, kiek aš giliai, tarkime, tą temą supratau ir jeigu aš blogai atsakau į klausimus, aš bet kada galiu grįžti į mokymą. Tai va, jeigu čia taip lyginti su to tokiu populiariausiu formatu webinaro, ar ne, sudėtinga būtų grįžti į ten 15,6 sekundę, ar ne, ir susirasti, kur ten kas kalbėjo. O kai yra sistemiškai pateikta informacija, tai žinau per meniu, kad man reikia nueiti į tą vietą, nes ten kažkur tai aš gal ne visai tinkamai supratau. Tai čia vat tos gerosios praktikos, kai besimokantieji aktyviai yra įtraukiami. Taip. Dar labai gera praktika yra naudoti pavyzdžius ir interaktyvias užduotis padaryti įdomias. Nes jeigu yra per lengvi mokymai, vėlgi priklauso, žinoma, nuo žmogaus kompiuterinio raštingumo, nuo žinių lygio ir panašiai, bet vis tiek, jeigu yra labai paprastas užduotis, žmogui yra neįdomu. Jisai perskaito teorinę medžiagą, sprendžia užduotį ir, sako, lengvi mokymai, buvo greitai praėjau, ar ne? Tai užduotis vis tiek turi tokias būti skatinančią sąmoningumą, pagalvojimą ir pritaikyti tas gautas žinias, o kaip vis dėlto toje situacijoje reikėtų pasielgti. Tai čia tokios gerosios praktikos yra. Ir dar, vėlgi grįžtu į tos webinarus, gali būti ir kitokių formatų mokymai, kai būna labai ilgi mokymai. Tai iš visų temų žinome besimokančiųjų nuovargį. Jeigu yra pusvalandis, maksimum 45 minutės, tai paprastai tie besimokančiųjų grįžtamasis ryšys būna, kad, gavau žinių ir taip, gerai praleidau laiką. Čia taip ne visai tinkamai sakyti, ar ne, bet, buvo faina tame mokyme. Jeigu mokymai yra ilgesni, ten gali būti animacijos, gali būti bet ko ten pridaryta tame mokyme, pavargs besimokantysis. Tai jeigu mokymai yra išskaidyti trumpais gabaliukais, 15-20 minučių, tai yra pats efektyviausias būdas mokytis. Nes tuomet ir organizacijų darbuotojai, jie gali planuoti savo laiką. Nes jeigu aš turiu, tarkim, 3 valandų mokymą, žinau, kad man pusę dienos reikia skirti tam mokymai, bet jeigu aš turiu mokymą išskaidytą į mažesnės dalytes, aš galiu puikiai įsiterpti tarp savo darbų ir planuoti savo laiką. Žinoma, kitas labai svarbus yra dalykas, kad jeigu skaitmenizuoti mokymai yra patalpinti lengvai prieinamai darbuotojui, jisai bet kada gali grįžti. Po mėnesio, po pusės metų, bet kada jam sukirba kažkokia tai mintis, kad kažkur kažką tai pamiršau, kaip tenais yra su ta socialinė inžinerija, ar ne? Tai visada grįž ir galės pasižiūrėti, jam patogiu būdu. Taip, tai šitoj vietoje priminimas ir auditorijai, mes gale sesijos turėsime demonstraciją produkto, kur jūs galėsite pamatyti praktiškai, kaip atrodo Responsų mokymai, būtent tą ir struktūrą, kurią mini Aistė, kad yra lengvai pasiekiami ir interaktyvus. Šitoj vietoje taip pat prisiminkite, jeigu turite klausimų, tai jūs tikrai galite jų klausti į mūsų Q&A boxą ir mes juos atsakysime sesijos metu. O tada tam, kad judėtume šiek tiek toliau, norėjau paliesti temą, kuri, ir manau bus aktualiausia didžiai daliai mūsų klausytojų, nes, ir temos pavadinime buvo nurodyta, kaip TIS2 reikalavimai gali atsipirkti verslui. Tai realiai, Justinai, mes pakalbėjome, kodėl tie mokymai yra reikalingi, nes pakalbėjome apie tai, kad kaip kibernetinio saugumo laukas formuoja tą reikiamybę turėti tos mokymus, kaip juos apturėti sėkmingus, bet kaip mokymai atsiperka tada verslui? Ar jie sugeba sumažinti tas statistikas ar ne? Taip, iš tikrųjų tai atsiperka ar ne, čia toks kibernetiniam saugume klausimas kartais iš kito galo, kiek tai gali ne tiek atnešti pinigų, kiek tai gali atnešti nuostolio. O jeigu taip dar paprašiau, kalbant, tai aš manau, vadovai, kuomet jie pradeda žiūrėti kibernetinio saugumo riziką kaip į verslo riziką, tuomet prasideda geri dalykai. Ir tuomet atsiranda suvokimas, kad visi žingsniai
Ar tai būtų technologiniai, ar tai būtų į darbuotojus investuojama per mokymus įvairius, visa tai mažina tą riziką. Jeigu mes mažinam kibernetinio saugumo riziką, mes mažinam verslo riziką. Tai yra labai paprasta, elementaru ir aišku daugeliui verslo savininkų. O provokuojantis klausimas, ar tikrai, nes kartais girdisi ir naratyvas, pavyzdžiui, iš smulkių arba vidutinių verslų, kad ar jiems tikrai to reikia, nes jie, per maži ir nėra tokie aktualūs rinkoje, kad jie būtų galbūt taikiniai kibernetinių nusikaltėlių. Taip yra tas mitas gajus ir apie tai turbūt, jeigu paklausim smulkaus vidutinio verslo atstovų, tai jeigu ne 9 iš 10, tai 8 iš 10 atsakys panašiai, ką ir pati Kamilė paminėjai. Bet po teisybė, jeigu žiūrėti į realybę, šiek tiek yra priešinga. Dėl ko? Tai, smulkus vidutinio verslo branda kibernetinio atsparumo atžvilgiu yra įprastai žemesnė. Dėl kelių priežasčių. Vienas dalykas, jie fokusuojasi labiau savo veiklą, jie nepapuola po reguliavimu, kaip TIS2 direktyva, jie vadovaujasi daug rekomendacijom arba nesivadovauja ir tokiu atveju jie tampa labiau pažeidžiami. O piktavalė, sakykime, grupuotės, visą tai skanuojama internete absoliučiai viskas. Tai reiškia, ar tai yra smulki įmonė, ar tai yra didelė įmonė, piktavalė iš nusikaltėlio pusės, tai yra tas pats galbūt IP adresas ar pažeidžiamumas. Ir kas seka toliau? Tai seka toliau bandymas išnaudoti. Jeigu ten lengva išnaudoti, tas grobis yra lengvas ir jie jį tikėtina paims. Taip. Jeigu jie atsimuša į sienas, kur yra gynyba, kur yra atsparumas, tai arba dažniausiai tie masiniai nusikaltėliai meta į šalį, mes, kaip sakant, apsisaugom, o smulkios, vadinkim, žuvis yra labai, labai geras grobis ir, jeigu tai paimti finansiškai, kaip iš nusikalstamo verslo pusės, tai ar aš 100 smulkaus vidutinio ar smulkaus verslo įmonių, sugebėsiu išgauti po 1000 eurų išpirkos, ar vieną didelę žuvį 100 000 eurų išpirkos. Tai dažnai gali būti lengviau ir paprasčiau ir tam reikia ir mažesnių investicijų ir kompetencijos nusikaltėlių pusėje. Todėl, akivaizdu, kad pažeidžiamumas yra gana didelis smulkaus vidutinio verslo. Taip, tai dar tada vieną statistiką, kurią irgi noriu pateikti, tai iš to paties Verizon tyrimo, kurį ir pradžioje minėjau. Žinoma, šitie rodikliai yra tarptautiniai, viskas įvertinta JAV doleriais, bet iš tikrųjų tas tyrimas irgi nurodė, kad pažeidžiamiausios realiai yra smulkios įmonės ir vidutiniai verslai. Jie yra dažniausi taikiniai ransomware, išpirkos reikalaujančių atakų ir, pavyzdžiui, buvo pateikta statistika, kad realiai vidutiniškai per tokią ataką tie verslai susimoka 115 000 JAV dolerių. Tai jeigu tu esi smulkus arba vidutinis verslas, realiai šitas skaičius gali ir sužlugdyti tave. Ir dar vienas provokuojantis klausimas. Vertinant 115 000 JAV dolerių, ar tada responsų ir kibernetinio saugumo mokymų investicija atsiperka realiai tiems verslams? Žinoma, priklauso nuo organizacijos dydžio ir nuo būdo, kaip jos mokosi, bet tarkime responsu, ar tai būtų, kad įsigyja visus mokymus ar nuomojasi, tai tikriausiai tokia vidutinė kaina bus 3-4 tūkstančiai. Čia vėlgi priklauso ar ne nuo vartotojų skaičiaus. Tai jeigu Kamilė mini, kad 150 000 gali būti nuostoliai ir tada keli tūkstančiai, kuriuos galime investuoti į mokymus, tai man atrodo, čia visiems akivaizdu yra, kad tai yra mažos labai net neišlaidos investicijos, ar ne, į tokią prevenciją. Dar taip pat Justinai, minėjai, kad TIS2 irgi kaip vienas iš reikalavimų būtent apturėti kibernetinio saugumo mokymus, tai irgi, kad akcentuoti auditorijai, ką visgi iš tikrųjų sako TIS2 šitoj vietoj, ar tai reikalavimas, kuris visiems galioja, ar daliai negalioja ir jeigu negalioja, tai ar vis tiek reikėtų galvoti apie kibernetinio saugumo mokymus?
Taip, tai jeigu trumpai ir aiškiai iš direktyvos perspektyvos žiūrinti, iš TIS2, tai taip, darbuotojų mokymai yra privalomi toms įmonėms, kurios papuola per direktyvą, tai šiuo metu turime 1400 kažkiek tai įmonių, bet reikia turėti galvoje, kad tas sąrašas bus atnaujinamas, pildomas ir jeigu jūs maždaug esate tame rate potencialiai, kad galite po jo papulti, tai natūralu, kad reikia, taip jau bent jau galvoti, kad ir mums tai yra privaloma. O ką tai dar sako, mano nuomonė, net ir tiem, kurie nepapuola po to sąrašu, tai sako, kad tai yra gerosios praktikos. Ir jos yra skirtos, tiesiog sąmoningumui vadovų didinti, nes, ne visi susimasto, bet, tos direktyvos iš tikrųjų padeda, vadovom ir pačiom organizacijom, tiesiog bent jau turėti minimalų tą atsparumą. Ir kuris yra dar labai svarbus, ne visada dar pagalvoja vadovai, kad jų, sakykime, verslas ar jų organizacija, jeigu jinai yra pažeidžiama, tai ne tik jiems gali būti nuostolinga, tačiau ir kitiems. Nes vienos iš tokių, irgi populiarėjančių ir gana skausmingų atakų yra vadinamos supply chain atakos, kai ta įmonė ar tas verslas, kuri yra, nepakankamai pasiruošus ar apsaugota, per ją yra įsilaužiama į kažkokią kitą įmonę. Ir kai mes turime grandinę skirtingų verslų ar organizacijų tarpusavį susijusių, galėtų būti pakankamai stipriai apsisaugęs, bet jeigu turėsi verslo partnerį, kuris bus, liaudiškai sakant, kiauras, turėsi didelę riziką šitoje vietoje. Šitoj vietoj dar taip pat norėčiau dar vieną klausimą išsiųsti mūsų auditorijai. Tai kokia būtų jūsų pagrindinė priežastis, kodėl norite įsigyti kibernetinio saugumo mokymus? Tai jeigu galite, supildykite savo atsakymus. Ir tada grįžtant irgi prie temos, mes apšnekėjome ir TIS2, bet realiai reikia įsiminti, kad ir kiti standartai, kitos direktyvos irgi rekomenduoja turėti panašius mokymus, tai jeigu tendenciškai matome, kad tai yra gerosios praktikos, taip kaip jūs tai tikrai sakai, tikrai norėtume, tikrai verta įmonėms implementuotis tai savo infrastruktūroje, jeigu jie siekia tos kibernetinio saugumo brandos, kultūros ir augimo. Matau, yra keli klausimai, tai prie jų šiek tiek vėliau sugrįšime, o dabar pasidalinsime rezultatais. Tai labai džiugu matyti, kad didžioji dalis, beveik 3/4 atsakė, kad realiai jie nori mokymų tam, kad sumažinti kibernetinio saugumo rizikas ir incidentų skaičių. Tai tas tikrai rodo irgi brandumo lygį. Tada turime dėl TIS2 direktyvos, kad kitus standartus siekia įsigyti. Matau, kad niekas nepažymėjo, kad dėl kibernetinio draudimo, tai šitoj vietoje irgi galima būtų akcentuoti, kad vienas iš būdų, kaip verslas gali irgi apsiginti visas savo bazes, tai yra galimybė įsigyti kibernetinio incidentų draudimą, kuris tiesiog padengtų nuostolius tais atvejais. Ir vienas iš reikalavimų, kuriuos dažnai turi draudimo įmonės, yra būtent, kad jūs turėtumėt irgi savo įmoniai kažkokius kibernetinio saugumo mokymus, kadangi tos įmonės įsivertina bendras rizikas ir būtent pagal tas rizikas po to vertina, ar išduoti tą draudimą ar ne. Taip, tai grįžtant atgal, galime tada peržiūrėti būtent Q&A klausimus. Nežinau, ar galėsime iš karto atsakyti, nes matau, kad vienas iš klausimų yra TIS2, kuriom pramoniniam įmonėm yra privalomas. Tai sąrašas yra skirstomas tos įmonės į esminės ir svarbes ir pagal sektorius, kuriems priklauso tos įmonės. Tai jeigu jūs pakliūnat po tais sektoriais, ten yra nuo atliekų tvarkymo iki maisto pramonės ir panašių dalykų, tai tada jums tai būtų aktualu, bet taip pat reikia turėti omeny, Justinai galėsit paantrinti arba paneigti, tai jeigu jūsų įmonė yra pakankamai didelė, jūs irgi gali tekti
atitikti TIS2 reikalavimus, tai nuo įmonės dydžio ir pelno irgi priklauso, ar jie patenka į tų įmonių sąrašą ar ne. Ir tada kitas klausimas yra apie responsų mokymus ir phishingo simulacijų kainą, tai aš manau, kad jeigu galite, klausytojų, susisiekite su mumis po šito webinaro. Kas tai trumpai galima paminėti, kad kelis modelius siūlome. Jeigu organizacija yra didesnė, tai siūlome tiesiog įsigyti visą paketą mokymų ir naudoti savo infrastruktūroje. Gali būti metinės prenumeratos, gali būti trumpalaikė nuoma. Tai įvairūs yra variantai ir čia iš tikrųjų nuo vartotojų skaičiaus ir nuo organizacijos dydžio priklauso kainos. Bet kaip Kamilė ir sakė, tai tikrai drąsiai susisiekite ir visą kainodarą galėsim pateikti. Taip. Na ir tada judant toliau, pakalbėjome šiek tiek apie verslą, kad visgi verslui aktualu, nes ir incidentų rizika mažėja, ir direktyvas atitiks, ir taip pat ir kibernetinio saugumo draudimą gali įsigyti, bet dar nepalėtėme svarbiausio verslo aspekto, bent jau mano nuomonė. Man atrodo, kad viso verslo šerdyje vis tiek yra žmonės, kadangi jie yra to verslo varomoji jėga. Mes kalbėjome, kad žmonės vis tiek išlieka ir pagrindinė priežastis tų kibernetinių incidentų, kurie būtent įvyksta įmonėse. Ir minėjome, kad kibernetinio atakos kaip phishingas ir panašios yra realiai labai manipuliatyvios ir galinčios paveikti būtent žmonių psichologiją. Tai gal šitoj vietoj tiek tu, Justinai, tiek tu, Aiste, gal turėtumėt irgi komentarą arba iš praktikos, arba iš žinių, būtent kaip kibernetiniai incidentai gali paveikti tą žmonių psichologiją ir kokią įtaką jie turi jų kasdieniniam gyvenimui. Aš galiu čia pasidalinti vienas iš tokių pastarųjų įvykių. Kolegė gavo laišką iš didelės organizacijos, mūsų kliento, konkretus žmogus, su kuo jinai yra bendravusi. Ir iš pirmo žvilgsnio, tai yra toks laiškas, kaip ir rašytų. Kaip jos susirašinėjo, tai taip ir atrodo su visų parašu, su viskom. Ir, keli dalykai užkliuvo, kai tada kolegė sako, oi, žiūrėkite, kokį laišką gavau, ar ne? Tai čia tikrai reikia to sąmoningumo ir pastabumo, nes kai tu bendrauji su žmogum, tai natūralu, ar ne, tu gauni laišką, atrašai ir viską, ir net nežiūri, ar ne, koks ten iš tikrųjų tas elektroninis paštas, bet ten buvo keli niuansai, kur truputėlį sukėlė įtarimo. Ir pasirodo, kad iš tos didelės organizacijos iškeliavo tokie laiškai. Tai tas psichologinis aspektas yra, kur per laiškų gausą net nepastebėtum, net netkreiptum dėmesio. Jo, tai ką ir Justinas minėjo, kad realiai kai visa komunikacija per Outlooką, per e-mailus vyksta ir tokie dideli laiškų kiekiai. Taip, ir dar tokie personalizuoti. Taip. Tai turėtų, beprotiškai didinti ir nerimo lygį, nes realiai atrodo, kad nebegali pasitikėti jokia informacija, kurią gauni. Ir aš turiu irgi dar vieną pavyzdį iš neseniai daryto tyriamosios žurnalistikos centro Siena tyrimo. Tai realiai yra kaip ir dažnai tas susimąstymas, kad jeigu kažkas pakliūna ant to phishingo, tai, galbūt nepakankamai išsilavinimas buvo ar kažką tokio, bet mes matome, kad, kaip tu sakai, tos schemos ir tie laiškai gali būti tokie įmantrus ir, sudėtingi ir komplikuoti ir atrodyti tokie realistiški, kad net ir patyrę žmonės gali ant to pasimauti. Ir Siena atliko tyrimą, kurio metu atskleidė, kad iš Sakartvelo operavusi organizacija, kuri apsimetė investicijų brokeriais, realiai per 14 mėnesių laikotarpį sugebėjo 1000 žmonių Lietuvos regione paskambinti ir iš jų mes turėjome maždaug 110 aukų, kurios viešai prisipažino, kad jie buvo tom sukčių aukom ir iš jų išviliojo maždaug 1,2 milijono eurų. Tai tie mastai yra labai įspūdingi ir žmonės, kurie buvo aukomis, jie buvo ir patyrę verslininkai tam tarpe. Tai mes galime tik pagalvoti, ką tokie skaičiai gali reikšti jiems kaip žmonėms asmeninėme gyvenime, bet vėlgi, ką tai reiškia ir verslui.
Gal turite ir kažkokių kitų pavyzdžių, kuriuos galėtumėte šitoje vietoje paminėti iš to, kas aktualu mūsų regione? Iš tikrųjų, geras momentas yra, daug kas iš tikrųjų galvoja, kad jeigu, prigavo, tai, kaip telefoniniai sukčiai, močiutė ar senelį su anūkėlio istorija. Iš tikrųjų, tai aišku, tame tarpe ir tai vyksta, bet aukščiausių lygių vadovai ar tie patys technologijų žmonės yra lygiai taip pat pažeidžiami. Ir mes, jeigu iš tų istorijų galim prisiminti ne tokią ir seną istoriją apie mūsų žymų, išgarsėjus, sakykime, lietuvį nusikaltėlį Evaldą Rimašauską, kuris sugebėjo išvilioti 100 milijonų iš Silicio slėnio kompanijų ir tame tarpe tokių kaip Google ir Facebook. Su paprastomis, ganėtinai, įtikinamomis schemomis, apsimesdamas viena Taivano kompanija ir po truputį mažomis sąskaitomis santykinai jisai, ilgą laiką operavo ir sugebėjo, tokią nesumą pavogti. Tai faktas, kad tai priklauso nuo pačios tos schemos, sudėtingumo, sofistikuotumo ir to personifikavimo, tam tikro asmeninio aspekto. Ir iš tikrųjų grėsmė su dirbtinio intelekto didėja vien dėl to, kad, suasmeninti tiek laišką ar atlikti kitą veiksmą nusikaltėliams yra žymiai lengviau ir žymiai greičiau, negu tai buvo gal vos keletą metų atgal. Jo, tai šituo atveju, žinoma, atveju, apie kurį šneki, tai Evaldui gyvenimas buvo labai geras kurį laiką iki tol, kol tapo labai blogas. Jis turbūt buvo per daug godus, aš manau, nes galėjo kažkur sustoti ir būti, nes nebesužinojo. Pagalvoti, gal viskai pakaks, bet jis buvo prigautas ir po to nuteistas ir į JAV išsiųstas, jeigu neklystu šitoj vietoj. Tai čia mes matome iš nusikaltimo perspektyvos, kokios pabaigos laukia sukčių, bet dar grįžtant atgal prie aukų mentaliteto, nėra teisingas žodis, bet kaip aukos tada gyvena, tai šitoj vietoje vis tiek reikėtų akcentuoti, kad nuolatinė baimė, kad tu kažkaip gal pasimausi, sukelsi ataką, arba tu gal jau ir sukėlė ataką, tai tikrai paveikia žmonių psichologinę būseną, jie linkia labiau į nerimą, depresiją ir tai tikrai gali paveikti tiek jų asmeninį, tiek ir to darbo gyvenimą, nes grįžti į darbą ir nerimauti, kad tu kažką padarysi ne taip, tai mintis tikrai nėra fokusuotos ties produktyvumu, bet ties tiesiog tą baimę. Tai šitoj vietoj vėl tada grįžtame prie tos originalios minties, kodėl tada verslui verta investuoti į tuos mokymus. Tai, mokymai gal ne 100% neužkirs kelio kibernetiniams incidentams, bet vėlgi duoti reikiamus įrankius savo darbuotojams, žmonėms, kad jie sugebėtų atpažinti, laiku identifikuoti ir išvengti visų tų rizikų ir tolimesnių to pasekmių. Taip, dabar matau, kad mūsų laikas greitai eina į pabaigą, tai šitoj vietoj mes dabar turėsime trumpą demonstraciją, kaip atrodo būtent Responsų platforma ir kibernetinio saugumo mokymai. Tai tuoj akimirką palaukite, aš pasidalinsiu su jumis savo ekranu. Taip, tikiuosi, kad matote mano ekraną. Taip, tai pirmą parodysiu jums, kaip atrodo Responsų administracinė konsolė ir tada taip pat trumpai parodysiu būtent, kaip atrodo vartotojo pusės prisijungimai. Tai prisijungiant prie Responsų, atleiskite, reikia atnaujinti puslapį. Tai prisijungia prie platformos, tiesiog matysime, kad vartotojai gali prisijungdami naudoti antrą faktorių ir taip užtikrinti savo paskyrų saugumą. Tiek administratoriai,
tiek paprasti vartotojai. Prisijungę prie platformos, matysite bendras statistikas, kaip atrodo jūsų platformos skaičiai, kiek turite prisijungusių žmonių, kiek yra užbaigtų kursų. Galite pasirinkti skirtingą laikotarpį, kad tiesiog įsivertinti tą dinamiką laiko eigoj. Kelios bendros statistikos, kiek yra vykstančių kursų, aktyvių vartotojų pas jūs. Tada viena iš esminių dalių bus kursai, būtent kur matysite, kokie moduliai jums yra prieinami jūsų platformoje. Šiuo metu lietuvių kalba mes turime 15 skirtingų modulių, kurie apima temas nuo phishingo ir socialinės inžinerijos iki saugaus darbo iš namų ir kaip saugiai naudotis internetu. Geras dalykas apie šitą platformą yra taip pat, kad jūs galite kurti programas. Tai kodėl programos būtų jums aktualios, yra dėl to, kad metų eigoje jūs galite matyti, kad galbūt vieni darbuotojai yra labiau užsiėmę vienu metu, kiti darbuotojai kitu metu, tai jūs galite su programomis tiesiog paskirstyti kursų ir modulių kiekį, kurį gauna jūsų vartotojai metų eigoj. Pavyzdžiui, jeigu jūsų pardavimų skyriui yra intensyvus laikotarpis 4. ketvirtį, galbūt jūs norėtumėte išvengti skirti jiems mokymus tuo metu ir atitinkamai skirti juos kitu. Jūs galite priskirti specifinius naudotojus kursams, galite taip pat priskirti ir skyrius. Tai šitoj vietoje reikėtų atkreipti dėmesį, kad responsų galima vartotojus po vieną pridėti, galima importuoti grupės ir taip pat galima kurti skyrius. Tai skyriai šiuo atveju yra organizacijos infrastruktūros schema, kurią jūs galite atmėgdžioti su šitą funkciją, būtent, kad paskirstyti jūsų įmonę pagal regioną, kuriame operuoja, pagal šalį, pagal departamentą, kuriam galbūt priklauso. Ir irgi šitoj vietoje galite priskirti atitinkamus mokymus arba programas būtent tiems skyriams, kad galiniai vartotojai matytų informaciją, kuri yra aktuali tik jiems. Taip pat norėčiau paminėti šitoj vietoje, kad galite automatizuoti visą procesą, kaip jūsų naudotojai gauna mokymus. Tai pavyzdžiui, mūsų rekomendacija yra, kad jeigu, kaip minėjo Aistė, mes nenorime galbūt visos informacijos pateikti naudotojams vienu metu, tam, kad ta informacija būtų pateikiama segmentais, kurie yra lengvai suvirškinami ir lengvai įsisavinami. Tai būtent šitoj vietoje galima sukurti automatizavimą, kad pavyzdžiui, pabaigus vieną kursą arba vieną programą, automatiškai po tam tikro laiko būtų priskiriami kiti kursai būtent jūsų vartotojams. Tai čia yra pavyzdys, kad pavyzdžiui, pabaigus kažkokią programą, po 3 mėnesių būtų pateikiamas kitas kursas būtent galiniams vartotojams. Per responsų platformą jūs taip pat galite siūsti ir pranešimus savo galiniams vartotojams, jeigu jūs matote, kad jie, tarkim, laiku neatlieka užduočių arba jiems reikėtų būtent paspartinti tempus, kaip jie kažką atlieka. Ir per ataskaitų skiltį šitoj vietoje mes galime matyti daug įvairių pjūvių, būtent statistiką, kas vyksta pas jūs jūsų organizacijoje, galite pasižiūrėti, kokie yra naudotojai, kiek jie vidutiniškai laiko skiria mokymams, kiek jų užbaigia esat. Šitoj vietoje taip pat jūs galite atlikti ir masinius veiksmus. Pavyzdžiui, pasirinkę filtrus ir išfiltravus vartotojus, jūs galite juos vienu paspaudimu priregistruoti prie kursų, prie mokymo programų arba atlikti kitus veiksmus. Panašios opcijos taip pat yra ir prie kursų skyriaus, kur irgi galite stebėti, kokie kursai yra kam priskirti ir priskirti juos vienu laiku. Šitoj vietoje jūs taip pat galite pasirinkti ir nuosavas ataskaitas kurti. Tai pavyzdžiui, vienu metu jūs galite išsifiltruoti informaciją, kuri yra aktuali specifiniams vartotojams arba specifiniams grupėms ir eksportuoti ją tinkamiems žmonėms. Taip,
tada šitoj vietoj dar taip pat, jeigu turėsite klausimų, galėsime juos atsakyti būtent po demonstracijos ir tada pereikime prie būtent kaip atrodo vaizdas iš paprasto naudotojo perspektyvos. Taip, tai atleiskite šitoj vietoj, reikės šiek tiek atsijungti. Kaip minėjo Aistė, mes turime platformą, kuri yra pasiekiama vartotojams 24/7. Tai reiškia, jog jūsų darbuotojai gali susikaupti ties savo specifiniam užduotim ir atlikti savo darbus, o tada, kai jie turės laisvo laiko, jie gali atsisėsti ir peržiūrėti šito platformos turinį, mokytis ir panašiai. Šitoj vietoj, jeigu jūs nukeliausite ant mokymų, pamatysite bendrą turinį, galite pradėti užduotis ir matysite, kad šitoj vietoj dažniausiai visi mokymai yra suskirstyti segmentais. Visų mokymų gale yra testas tam, kad įsivertinti, ar ta informacija, kurią jūsų darbuotojas perskaitė, ar jis tikrai ją įsisavino ir ar mokymai buvo efektyvūs. Tai šitoj vietoj galime grįžti atgal ir peržiūrėti trumpai, kaip atrodys patys moduliukai. Kaip matote, informacija yra kaip įmanoma labiau sutraukta, interaktyvi, tam, kad vartotojas nenuobodžiautų ir visą laiką su juo būtų kažkaip komunikuojama įsitraukęs. Taip, ačiū, Aiste, kad būtų kaip įmanoma labiau įsitraukęs. Galime peržiūrėti taip pat, kad grįžus į mano kursą mes taip pat matysime, jog kurie būtent mokymai yra užbaigti, kurie yra vis dar progrese, matyti bendrą balą, kiek iš viso tų mokymų yra užbaigta iš tų, kas yra priskirta. Turėkite omeny, kad Responsų platforma taip pat yra pasiekiama keliomis kalbomis, tai lietuvių, anglų, estų ir latvių. Šiuo metu lietuviškai mes turime 15 moduliukų, kitomis kalbomis po 9, bet tik laiko klausimas, kada tai bus pasiekta. Tai taip, tiek buvo iš pagrindinės informacijos. Grįžtame atgal į mūsų eterį. Ir šiuo metu, jeigu jūs norite dar kažko paklausti, tai klausytojai tikrai aktyviai klauskite, mes pasistengsime atsakyti į jūsų užklausas. Ir jeigu dar bus kažkas, tai paminėsiu, bet grįžkime atgal tada prie podcast'o ir po visų šitų diskusijų, po visos informacijos, kurią pasidalinom, Aiste, Justinai, gal jūs galėtumėt išskirti tokius 3 pagrindinius dalykus, kuriuos reikėtų išsinešti mūsų klausytojam iš šiandienos sesijos. Nežinau, kuris nori pirmas pradėti. Galiu 3 apibendrinančius punktus pasakyti. Tai aš manau, pirmas, reikėtų nepamiršti, kad kibernetinio saugumo gynybos grandys visuomet yra 2. Tai yra technologijos ir žmogus, tol, kol mes dar dirbame kaip žmonės. Tai ir jos abidvi yra svarbios. Antras dalykas, kad kibernetinio saugumo rizika lygu verslo rizika, tai šią formulę turėtų įsidėmėti kiekvienas vadovas ir priskirti kibernetinį saugumą prie tokių rizikų kaip, nežinau, neapmokėta partnerio sąskaita ar klientų ir panašiai, nes tai turi panašią grėsmę. Ir trečias dalykas, tai pati kibernetinė higiena yra kaip kultūros dalis įmonėse ir kaip mokymai, būdami viena iš sudedamųjų dalių svarbių, tai leidžia ne tik sumažinti kibernetinės rizikas, bet ir, aš manau, daro visus darbuotojus atsparesnius ne tik darbo vietoje, bet ir namuose. Tai tiek. Aiste? Aš gal taip nuo kultūros norėčiau pradėti, kad labai svarbu yra kultūros formavimas ir tai iš tikrųjų dažnu atveju net nekainuoja kažkokiu daug pinigų, ar ne, prasideda viskas, kaip kalbėjom, nuo vadovo ir nuo
tam tikrų procesų, kuriuos galima įdėkti net savom jėgom. Ir man atrodo labai svarbu dar iš kultūros tai, kad jeigu darbuotojas dėl to paspaudė ant phishingo laiško, padarė bet kokį kitą veiksmą, kuris yra, jau veda ar ne link kažkokių tai neigiamų pasiekmių, kad nebijotų informuoti ir pranešti. Nes man atrodo, čia dar yra didelė labai tokia dalis, kad jeigu darbuotojai ir buvo apmokyti ir galbūt ir tos phishingo simulacijos ir panašiai, ir kad paskui bijo pasakyti, kad vis dėlto paspaudžiau, ar ne, tai kad vis dėlto didesnė grėsmė yra organizacija, jeigu neinformuosi, tai kad čia ir dabar būk atsakingas, ar ne, ir informuok. Tai va, toksai priminimas, ar ne, ir organizacijų vadovam nuskatinkite tos darbuotojus, kad nebūtų tos baimės ir kad jie tikrai drąsiai galėtų, ar ne, apie tai pasisakyti. Ir kalbant apie mokymus, iš tikrųjų yra įvairiausių būdų ir mano akimi žiūrint, tai nėra labai kažkokios tai didelės investicijos. Tai Responsų yra vienas, ar ne, iš būdų, bet ir asmeniškai galima įmonės viduje susigalvoti tą ugdymo procesą, jeigu reikia su ekspertais pasitarti, bet svarbu yra apmokyti žmonės. Gal dar šitoj vietoj galėčiau taip pat paprašyti, gal galėtum tada paakcentuoti visgi ir kaip galinė išvada, kuo Responsų būtų kaip produktas, tarkim, išskirtinis šitoje vietoje? Aš manau, kad čia yra vienas esminių dalykų, tai patogumas tiek administracijai, tiek ir patiems žmonėms. Kurdami šitą produktą mes tengiamės atliepti tą poreikį, kaip ir minėjau, ir maži gabaliukai, greitai, ir tas turinys jisai yra atnaujintas, jisai yra aktualus, jisai yra nenuobodus, yra praktinės užduotys, yra testai, tai visos gerosios praktikos yra sudėtos į šitą produktą, o administracija, kaip ir tu pristatei pačią, nes mokymai turinys yra viena, bet platforma yra kita, ar ne? Tai pasitelkus platformą, labai daug administracinių klausimų galima išspręsti, kaip priminimai, pranešimai, visa analitika, siekimas, kaip žmonėms sekėsi ir vėlgi, aš pati labai mėgstu duomenis, tai kuo daugiau duomenų turi, tuo daugiau gali išvadų darytis. Ir jeigu matai, kad, tarkime, tavo darbuotojams vis dėlto sudėtinga yra sektis, tu jau gali daryti išvadas, ką reikia, kokius tolimesnius veiksmus galbūt, ar ne, reikėtų daryti. Tai toks pagrindinis tai yra patogumas, temos aktualumas, o patogumas tiek administracijai, tiek vartotojai. Okay. Ačiū labai už įžvalgas. Kaip tik vienas iš klausimų, kurie atėjo iš auditorijos, buvo, kodėl, kuo skiriasi Responsų, tai norėjau šitoj vietoje irgi paakcentuoti dėl to gale. Ir pastebėjimas taip pat auditorijai. Mes taip pat pasidalinsime su visais klausytojais ir asmenimis, kurie užsiregistravo į šitą podcastą nuorodą į vieną iš modulių, kuris yra pasiekiamas per Responsų platformą. Tai po šio seminaro jūs gausite elektroninį laišką, kuriame bus pateikta būtent nuoroda išsibandyti modulį apie dirbtinį intelektą socialinėje inžinerijoje, kadangi ir Justinas minėjo daug, kad šiuo metu dirbtinis intelektas tikrai turi didelę rolę būtent kibernetinio saugumo sferoje, tai manome, kad ši informacija gali būti jums naudinga. Taip pat dar norėčiau ir paminėti, kad jeigu seksite Talentatoriaus puslapį, pamatysite, kad jie turi daug įvairių mokymų, su kuriais galima pasidalinti. Ir šitoj vietoj taip pat jie organizuoja mokymus kibernetinio saugumo tema būtent studentams ir moksleiviams. Tad jeigu vėlgi seksite jų tinklalapį, galėsite apmokyti ne tik savo darbuotojus, bet ir nemokamai apmokyti savo šeimą ir vaikus. Tai ačiū dar kartą Justinai, ačiū Aiste, kad atėjote, ačiū visiems, kurie dalyvavo ir prisijungė už šitą sesiją. Tikiuosi, kad informacija jums buvo naudinga ir jeigu norėsite daugiau sužinoti apie Responsų arba apie Talentator arba apie mus Hermitage Solutions Baltics, ir apie Justiną, žinoma, tai nebijokite susisiekti su mumis. Hermitage Solutions galite rašyti mūsų info paštu info@hermitage.lt ir tikrai pakonsultuosime jūs visais klausimais. Tai ačiū Jums, kad dalyvavote ir tada geros dienos visiems. Ačiū, Kamilė. Ačiū.